Labą vakarą. Štai ir pabeldėm į gerbiamą deputatą Stasio Kropo darbo kambarį, po plenarinio posėdžio pavargę ir rimti susikaupę veidai, išdrįsom patrukdyti, pažvelgti į tą aplinką, į tą kambarį, kuriame dirba, kovoja vyrai. Ir gal pasakys mums keletą žodžių. Labas vakaras, mėly rajono žmonės. Aplinkybės ir laikas neleidžia su jumis pasimatyti tiesiogiai, bet naudojasi maloniai suteiktą progą prabilti jūs šiuo sunkiu Lietuvai tėviniai momentu. Priešo rankos vėl tiesia savo nagus į mūsų brangiausią turtą, į pasodintą nepriklausomybės daigelį. Lietuvai vėl iškyla sunkus laikai, bet mūsų tvirtumas ir mūsų tikėjimas, pasitikėjimas Lietuvos įstatymais, mūsų pačių sukurta tvarka gali ir išgelbės mūsų Lietuvos nepriklausomybę. Priešas stengiasi dabartiniu metu nutraukti informacinius šaltinius, teikti klaidingą informaciją, kad žmonės apimti nerimo ir netikrumo pradėtų gyventi pagal užsienio valstybės įstatymus. Žinokite, kad netrukus bet kokiems ryšiams nepasiduokite panikai ir gandams ir laikykitės Lietuvos priimtų įstatymų ir Lietuvos valdžios įgaliotų atstovų. Prieš vykdydami bet kokį nurodymą, bet kokią informaciją, prieš vykdymą, priimdami bet kokį veiksmą, įsitikinkite, kad informacija yra tikra ir neklaidinga. Tik tai toks susitelkimas, tik tai toks mūsų tik tai tokia vienas kitam pagalba suteiks mums ramybės ir padės rimtus pagrindus išlaikyti mūsų nepriklausomybę.